MACD – slankiojo vidurkio konvergencija ir divergencija. Techninis slankiųjų vidurkių kirtimosi indikatorius tai dinamiškas indikatorius, parodantis dviejų slankiųjų vidutinių kainų sąryšį. MACD vaizduojamas kaip skirtumas tarp dviejų eksponentinių slankiųjų vidurkių M su 12 ir 26 dienų periodais. Tam, kad galima būtų aiškiai pavaizduoti palankius pirkimo arba pardavimo momentus, MACD historijoje brėžiama signalinė linija. 9 dienų periodo skirtumas tarp slankiųjų vidurkių. 12, 26, 9 yra standartinis nustatymas, naudojamas MACD indikatoriui. Štai ką šie skaičiai reiškia. Greitasis 12 periodų slankusis vidurkis MACD. Lėtasis 26 periodų slankusis vidurkis, signalinė linija. Histograma, skirtumas tarp abiejų slankiųjų vidurkių, nulinė linija. Pagrindiniai MACD signalai. MACD parodo perpirkimo bei perpardavimo lygius. Divergencija atsiranda, kai rinka ir indikatorius juda priešingomis kryptimis, ką ir matome grafike. Tai galėtumėte panaudoti kaip ženklą apie galimą rinkos judėjimo krypties pasikeitimą. Kada MACD kerta signalinę liniją iš viršaus, galima tikėtis kainos kritimo, o kada iš apačios palankiau pirkti. Jei MACD histograma yra žemiau nulio, grafiko judėjimo kryptis yra krintanti, jei aukščiau kylanti. Mes EFE šio indikatoriaus panaudojimą interpretuojame dar šiek tiek kitaip. Jei suprantate MACD veikimą, jis gali puikiai pasitarnauti nustatant taškus, kurie netolimoje ateityje bus pasiekti. Tiek įeinant į rinką, tiek ir uždarant pozicijas reikėtų nepamiršti patikrinti, ką rodo šis indikatorius. Tačiau vėl nepatarėme naudoti vien tik MACD indikatoriaus perkant ir parduodant rinkoje. Štai pavyzdys, kaip dar galima panaudoti MACD parodymus. Visų pirma, patarsime atkreipti dėmesį į nulinę liniją. Šiame pavyzdyje matome, jog apačioje nulinės linijos turime dviejų slankiųjų vidurkių susikirtimą. Tinkamas ženklas. Tendencija grafike krentanti, o MACD galime brėžti kylančios krypties liniją. Atitinka visus reikalavimus, todėl mes galime nustatyti kainos tašką, kuris bus pasiektas netolimoje ateityje. Mus domina MACD zona tarp taškų, per kuriuos nubrėžta linija. Virš nulinės linijos yra iškilimai, pagal kuriuos grafike randame atitinkamus taškus. Būtent jie netolimoje ateityje bus pasiekti. Tai galime panaudoti pozicijos uždarimui, jei neturime kito techninio lygio. Jei atidarome poziciją ir MACD parodymai sutampa su mūsų planu, tai tik dar vienas papildomas ženklas, jog pozicija gali būti sėkminga. Tačiau jei turime MACD, kuri rodo prieš norimą užsakymo kryptį, reikėtų būti atsargiems. Ačiū, sėkmės prekyboje.